Mes turime raktą nuo visko, ko mums reikia. Akademikas Grigorijus Grabovojus teigia, kad pagrindinis skirtumas tarp jo mokymo ir kitų dvasinių teorijų bei praktikų yra tas, kad mokymo metodai įgyvendinami įgyvendinus amžiną, sveiką ir harmoningą gyvenimą visiems žmonėms. O kai mes suprasime dvasinius ir fizinius mūsų realybės dėsnius, keičiame pasaulį aktyvuodami savo sąmonės galia. Mintis žmogaus tvirta išlieka tik tada, kai tavo mintį lydi dieviška šviesa. Mes mintimis duotus skaičius sveikatai atstatyti sudedame į savo kūno dalį ir auksinę normą parašo mintimis pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. O kai mintimis pastatome į suformuotą atvaizdą ir Kristaus atvaizdą, tada ir išgyjimas vyksta 100%. Viskas labai paprasta ir nesudėtinga. O kai pajausi, kad skausmai praėjo tavo fizinėme kūne, tada ir meilė atsiranda tavo norams ir darbams. Ir padėkoti tu žmogau išmoksti. Išmoksti pagarbą išjausti. O tada ir supratimas. Gyvenimo džiaugsmu apdovanos už amžiną gyvenimą, kurį šiandieną žemėje tu gyveni. Kaskart išgirdusi pasikartojančią negatyvią informaciją išlietą ant Rusijos tautos. Taip noris parašyti žodžiais atgarsį nesuprasto žmogaus. Nes negatyvas puola iš vidaus tada, kai aukštą vidinį ego įžeidžia tiesa. O kai atleisti praeičiai žmogus nemoka, tada ir ateitis ant kelio žmogui kaip akmuo užgulęs stovi. Seną patarlę mums sakydavo senoliai, nešioju skausmą kaip akmenį ant širdies. Tas pats ir žmogui šiam, kuris dar neišmoko atleisti Rusijai praeities skaudžios. Yra žmonių, kurie pasako, Rusijos tauta buvo visais laikais šviesi ir mokymas vaikučių ir studentų buvo nuostabus. Iš tikro taip ir buvo. Užaugome mes ramūs ir laimingi buvome visi. Mokėjome mylėti iš širdies ir džiūgavom visur visi. Mokyklos suole mes juokavome, o kartais ir susipykdavome. Bet viskas buvo laikina, tokia buvo ta vaikiška draugystė. Aišku, mūsų senoliai daugiau skausmo iškentėjo ir iki šioliai dar kiti atleisti nesugebėjo. Vien tik todėl, kad skausmas, baimė jų pačių vidinis iššaukė jiems paties skaudžias pamokas arba, kaip sakoma, karmas begalinis. Ir tik todėl, kad nemokėjo arba nežinojo žmonės, kaip gamtos įstatymas veikia žmoniją. Buvo duotas išbandymas arba žemės apvalymas didžiulis ir liko žemėje gyventi tie, kurie pasielgė vidiniais jausmais, laikydamiesi Dievo. Istorija ir vėl atsikartos. Ir vėl bus duotas bandymas arba išvalymas žemės planetos kelis kartus, o gal ir keliasdešimt kartų skaudesnis. Vien tik todėl, kad turtai ir technologijos pasiektos daug aukštesnės. O prisitaikyti žmogus nesugebėjo ir nenorėjo, nes nedvasingumas jiems rūpėjo, o turtai ir karjeros troškimas juos visos uždėjo. Ir vėl priėjome mes liepto galą, kai skausmas neapykanta iš praeities mus pasivijo ir atsistojo mums visiems ant ateities kelio. Pati gamta arba visata žmonėje atsiuntė aukščiausią dvasinio mokymo sistemą, kurią įkūrė autorius iš Rusijos. Didžiosiom raidėm parašiau pabrėždama iš Rusijos. Akademikas, fenomenas, Grigorijus Grabovojus. Visi jo moksliniai darbai užpatentuoti ir jau įtraukti į ISO standartus. Ir tik pasikeitus naujai finansiniai sistemai be ISO standarto patento bus uždrausti visi kiti dvasiniai mokymai žemėje. Vien tik todėl, kad autorius Grigorijus Grabovojus išrado, atnešė į žemę amžino gyvenimo įgyvendinimą žemėje.
o visi kiti iki šioliai buvę dvasiniai mokymai tai buvo dabartinės sistemos atrastos vergams dvasingumo mokyklos, kurios ir iki šioliai nesuprato, kas yra tikrasis Dievo mokslas. O dar geriau parašė Bibliją žmonijai, kurie kaip informacija paplito po pasaulį ir laiko kaip religiją, kuri neleido nei vienam vergui pakilti aukščiau už jų sistemos sukurtas lubas. O jeigu kažkam pavyko išsikapstyti iš biblijinės vergijos, to į kalėjimą įkišdavo, kad niekas negirdėtų. Ir vėl gamta prieš žmonės atsisuko. Ir vėl spjovė Rusijai į veidą tiesiai vėl visam pasauliu. Sukūrė mokslą, dvasinį efektyviausią ir tobuliausią plius aparatą per K1U, kad įgyvendinti amžiną gyvenimą lengviau žmonijai būtų. Rusijos tauta išliko vėl garbinga ir šventa, todėl kad Dievas per šią žemę įgyvendina žmonijai amžiną gyvenimą. Ir šitas mokymas taip plačiai išplito Rusijai, kad dieviška šviesa, kaip amžino gyvenimo jėga, prieš ją bejėgė bet kokia Biblijos pasenusiai sistemai iki šiolei žemėje gyvavusiai. Ir žemėje išliks tik tie, kurie kabinsis į žinias ir šviesą dievišką, kuri buvo nuslėpta kartu su Kristaus nukryžiavimu. Citata paimta iš Grigorijaus Grabovos knygos Žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė. Atidžiai perskaitę Evangeliją suprasite, kad pagrindinis žodis joje yra terminas Dievo karalystė, dangaus karalystė. Jėzus Kristus pasitelkdamas įvairias alegorijas vėl ir vėl ragina visko atsisakyti dėl Dievo karalystės, aiškindamas, kad jeigu kam nors pavyks pasiekti Dievo karalystę, tai visa kita jam bus pridėta savaime. Taigi, Dievo karalystė pirmiausia yra aukštesnė sąmonės būsena, o pakilimas į vis aukštesnę ir aukštesnę sąmonės būseną iš tikrųjų yra kelias pas Dievą. Todėl dabar frazė Dievo karalystė yra mumyse tampa aiški mums visiems. Būtent todėl, kad Dievo karalystė yra aukštesnė sąmonės būsena ir ji yra mumyse. Ir kai Jėzus vėl ir vėl tarė, prabuskite, jis turėjo omeny tiesioginės prasmės palyginimą su aukštesnėmis sąmonės būsenomis, nei įprasta buvimo būsena, kuri yra gilus miegas, panašiai kaip mūsų įprastas miegas arba sapnas, lyginimas su nubudusios sąmonės būsena. O kai bus pasiekta Dievo karalystė, visa kita seks paskui. Vien tik todėl, kad žmogus turintis aukštesnę sąmonės būseną išsivaduoja iš ribojančios trimatės erdvės ir laiko modelio turinčios įprastą, būdingą budriai sąmoniai pasaulio suvokimo būdo. Ir tik tada žmogus galės pradėti suvokti esminę realybę. Duotas labai aiškus paaiškinimas, kodėl toks skausmas ir neapykanta yra liejama ant Rusijos. Tai įprastos, pabudusios sąmonės būsenos žmogus, kurie daugelį metų skaitė Bibliją ir nesuprato, ko norėjo Jėzus Kristus iš žmogaus. Mokomės visi padėti sau. Sigutė 888.